reikalus Donatui Vencevičiui, bet Živanovičiaus iškritimas vis dar verčia koreguoti tą vidurio gynėjų porą. Jojus Stankevičius lyginęs rezultatą rungtynėse su Kauno Žalgiriu. Romanovskio perdamas. Dar viena galimybė ir įvartis. Nikita Komisarovas. Štai taip. Siunčia kamuolį į vartus 8 minutę ir Šiauliai yra priekyje. Pakankamai greitas įvartis, kurį pelno Estas, antrasis rungtynes paeiliui žaidžiantis startinėje sudėtyje ir pateisina jis trenerio pasitikėjimą. Štai čia Sūduva apsigynė, kamuolį išmušė po šiek tiek ilgesnės pertraukos. Tangiri. Jo bandymas, Baliutavičius, Lokitomas dar ieškojo antrosios komandai galimybės. Pavojinga situacija. Štai čia Ariušas Stankevičius rungtyniaujantis bent jau pirmajame kėlinyje. Gynybos dešinėje čia Šiaulių ataka, pavojinga situacija ir rezultatas tampa 2-0. Gabrielius Micevičius muša įvartį ir Šiauliai pelno greitą įvartį ir antrajame kėlinyje, 48 minutę. Tangiri dešinėjame krašte. Ir vėl Tangiri žaidžia su Sanoko, šis žvilgteli, kur yra komandos draugai, toks smūgis. Dar kartelį ši situacija. Štai čia Sanoko žvilgteli, kuomet laukia rungtynė su Hegelman komanda. Čia Sūduvos ataka ir Gustas Baliutavičius, o po to ir Skotis Adzutas. Bet iš esmės tas jų demonstruojamas futbolas būdavo pakankamai geros kokybės. Dabar Sūduvos atsakymas ir čia jau Baliutavičius nukreipia kamuolį į kampinį. Dar kartelį visa ši situacija. Jums yra favoritas tapti geriausių rungtynių žaidėjų, bet, kaip ir minėjau, berods jis atliko rezultatyvų perdamą ir jeigu taip, tai yra 10. jo rezultatyvus perdamas šiame sezone. Čia Baliutavičius traukia kamuolį, kuris galbūt ten būtų atsitrenkęs ir į virpstą. Bet Sūduva štai čia turėjo progą. 57% prieš 43. Bet vėlgi, tai diktuoja rungtynių eiga. Ir pelnomi įvarčiai. Dabar Sūduvos šansas. Nauris Petkevičius, puikiai galimybė. Toks smūgis, kad net ir Baliutavičius jau nebeišgelbėjo komandos. Idrisas Momo muša įvartį ir rungtynėse intriga atgyja. Marijampolės komandos ataka, vėlgi daug. Idrisas pasirodęs aikštėje po keitimo tikrai pridėjo tos energijos, to agresyvumo, dabar vėl jo perdamas. Sūduvos ataka, pasižiūrėkime, kuom ji baigsis. Smūgis šalia vartų, Dariušas Stankevičius. Ir dar kartelį. Dešinė koja. 0 pergalių, 3 kart buvo sužaista lygiosiamis ir 5 kart pralaimėta. Nebuvo ten pražangos, Deividas Dovydaitis, jo bandymas. Na, būtų labai skaudu dabar Sūduvai prasileisti tokį, kai... Stankevičius. Sakurai, smūgis Gustas Baliutavičius. 95 minutė jau tiksi. Orestas Abramavičius leidžia dar tęsti rungtynės Sūduvai, bet neilgai. Tai yra viskas, triumfuoja Romanovskis, Živanovičius.